Čia kažkas ne taip. Šie du visiškai nenori nusidėti. Jei neatsiras naujų nusidėlių, tai visai liksiu be darbo. Man reikia patekti į žmonių pasaulį, kad pasigrobščiau naujų silpnų sielų. Ką dar gero galim nuveikti šiame pragare? Nežinau. Man jau viskas nusibodo. Noriu bobos ant 4 kaulų. O kur tu rasi čia moterį? O tu šliužinė moteris? Gal ir moteris, bet aš tau ne žmona. Ar šiaip, ir tu matei, kaip tu atrodai, kokiai moteriai tu reikalingas be kelnių. Svarbu ne kelnes, o tai kas kelnėse. Svarbiausia tai, kas vyro galvoje. Tu gal kvailiadurnė? Iš vis gal pamiršai, kad mes vis dar pragare? Nors striptizas sušoktų. Greitai mano gimtadienis. Oi, striptizą užsimaniai. Gerai, toj bus. Imk, Santiagai, apsirenk ir būk kaip žmogus. Na jau ne, toks striptizas man nepatinka. Čia kažkokia afera. Taip. Nesąmonė kažkokia, nieko nemačiau. Kaip tu gali ką nors matyti, būdamas neregiu? Kas neregis? Aš kelnes matau. Ir net užtrauktukus. Bet tu nematai svarbiausių dalykų. Tu skaudini tuos, kurie tave myli. Ten, žmonių pasaulyje. Viskas jo buvo sena, išskyrus akis. O jos buvo tokios pat spalvos, kaip jūra. Linksmos akys, niekada nepasiduodančio žmogaus. Dabar tu gali matyti daug daugiau. O, aš matau šviesos spindulį šioje migloje. Taip, dabar tu gali regėti gėrį ir grožį. Net nebandyk to daryti. Nebijok, Santiagai. Aš jau regiu, kaip tau dygsta nematomi sparnai. Suplazdėk, jauna lakštingala, nuo šakos ant šakos ir tarp lapų pasieksi pačią viršūnę.
O, jėga, aš jaučiu. Tai. Ačiū tau, brangioji Chloja. Na kągi, dabar tu pradėjai regėti širdimi ir tau laikas grįžti atgal į žmonių pasaulį. Na, jeigu jau taip, tai sudė, brangioji Chloja. Kur tu bebūtum? Būk atsargus. Sėkmės. Kaip aš tau pavydžiu, Santiagai. Aš irgi norėčiau išvysti šviesos spindulį, bet nežinau, kaip jį pasiekti. Padėk man, Santiagai. Kaip tau padėti? Leisk man išbandyti tavo sparnus. Aš tik vieną kartelį pragarą skrisiu ir sugrįšiu.